Tai labas rytas iš Indijos, iš Delio oro uosto. Tai galim pažiūrėti, kaip jis atrodo. Neblogai. Tai eisim metro, važiuosim į centrą tikriausiai. Šiaip karštis nežmoniškas. Kvapai, toks gryn smalkių kvapas dabar jaučias, bet nieko, ne problem. Priprasim, pažiūrėsim, kaip toliau bus. Šiaip didelis oro uostas, nusipirkau dabar internetą, viską. Greitai praėjau pasų kontrolę, viską ten labai ilgai neužtrukau, bet ankstus rytas dar yra, dar tik tais jau laiku tai pasakysiu, jau laiku dar tik 5 ryto, internetas dar neveikia, sakė 15 minučių ir veiks. Jo, 15 minučių ir veiks, tai galim palaukti tas 15 minučių, kad nenuveiti metro be reikalo. Ta šelioką dar reiks kitą nusipirkti, nes Turkijoje suplyšo, kur atkeliavom iki čia per visas kontrolės ir visko. Bet aš manau, viskas bus gerai. Tai ką, matikai prasideda, būsim Indijai pagal pirminį planą 50 dienų. Tai pažiūrėsim, ar mes galėsim ištverti 50 dienų Indijai tokiam karštį. Nežinau, kiek dabar laukia ir šilumos, bet tikrai yra karšta. Aišku, aš dar su megztinė su maike galbūt biškį vėsiau. Pažiūrim, kas čia dar yra. Metro, tenai žemyn leistis, parkings, pick-up. Taip, tai viską rasim. Dabar reikia tik internetą, kad žinotumėm, kur važiuosim. Matas toks smogs yra nemalons. Jau aišku, čia nespėjai paeiti kelių metrų laisvai. Čia dabar priejau domestic flights, tai vietiniai skrydžiai, tai jų nėra tiek daug žmonių. Bet ten, kur prieini, kur international, tai iš karto griebė, bėga tipo taksi. Aišku, aš metis ignoru, žinai, neklauso jų, nes nenoriu aš su jais net prasidėti. Laukti reikia dar, kol internetas susitvarkės, nes šiaip žiauriai karšta yra. Negaliu, tiesiog man pačiam tai mirtis, galim sakyti. Bet diena bus dar baisiau, tai matysim, kaip čia bus. O dabar nežinau, vandens reikėtų nusipirkti, nes prie tokio karščio be vandens tai būtų blogai. Dabar irgi nusimiau 10 000 Indijos rupių, kas ir 92 eurai. Va, šuniukui galit pažiūrėti, irgi ant žemės guli. Gal ir geri, bet nelįsiu aš prie jų, nes lenda prie žmonių, tai eit reikia dar pasivaikščioti, pradės veikti šitas ir galėsim varyti į metro ir važiuoti kažkur toliau. Aišku, visi žmonės į mane žiūri labai keistai, kaip čia tipo filmuoju ir viską, bet aš labai nesureikšminu. Taip. Oro linijos atsiuntė, kad gates pasikeitė išvykimo, nors nesvarbu, kad senai esu atskridęs jau į Indiją, gal prieš kokį 30 minučių. Taip. Dar laukiam tas 4G, 5G tipo. Čia turėtų veikti, bet pažiūrėsim, ar čia veiks ar neveiks, ar čia yra tiesiog išmislas. Aš šiaip norėjau unlimited, kad būtų, kad darbui būtų gerai, kad nebūtų trukdymo darbui ir taip toliau. Gerai. Einam dar pasivaikščioti, ten tiesiai gal. Aš į miestą nelabai dar noriu eiti, nes karšta. Aparate yra vandens, bet oro uoste aš jaučiu bus labai brangus. Einam pažiūrėti į aną pusę, kas gera yra. कोई बात नहीं।
čia taksistų tai pilna. Nu, tai čia... Na. Einam į metro geriau. Pažiūrėsim, kas ten, kaip viskas vyksta. Jeigu taip kalbant, dar galėčiau pasakyti, Talėte, jeigu įveini kvapai žiaurus, dabar aš įvėjau čia į kitą terminalą, tai ką aš galiu pasakyti? Priprasim. Po vienas kitos dienos ir bus pripratims prie visą šitą. Okei, link Talėtų neinu, nes žinau, koks ten kvaps yra. Tai čia Dėtuko oro uoste, aš įsivaizduoju, kas bus, kaip mieste išvažiuosim. Bus dar geriau. Taip, okei. Da pasivaišim, kol kortelė neveikia po čionai, nes nenoriu aš labai triukšmingą eilį dabar pakliūt, nes tuoj, aišku, ryts prasidės, tuoj reikia viešbutį varyti. Viską, nusimėm megztinį. Karšta tikrai, čia kondiška tipo veik, bet irgi karšta. Tai nežinau, ar labai yra iš tos kondiškas kažkokios čia naudos. Bet welcome to India. Šiandien nuo oro uosto. Su metru nevažiavom, nes internetas dar neusikraun, tai biškai pasivaikščiosim, gal susitvarkės internet, paskui įsikviesim Uberį. Pakol kas tai, ką žinau, einu tokią gatvę, smirdė visiškai šlapimų. Dar smogas, tai nežinau. Mašinų tai kaip matom daug. Nors pats rytas dar tik tais, galim sakyti tik tais, kiek, beveik 6 ryto. Na, pypsina jie kaip išpratėjai jau čia. Aš jau kad ir taip ėjau, ten tą taksą siūlo ir siūlo. Ir paskui pypsina, ten stoja, pypsina, šaukia, davai važiuojam. Aš nevažiuosiu. Nu, man pirm reikia, kad internetas susitvarkytų. Kai susitvarkys internetas, tada galėsiu kažką daugiau galvoti. O dabar ne, dabar tiesiog pasivaikščiot noriu ir viskas. Vaizduot, kaip viskas vyksta, kokia netvarka ir viskas čia yra. What? I know that. I want to walk. Yeah. Kvapai tai neduok dieve, nu bet priprasim. Minutė tylos. Tikrai gal minutė. Tiesiog pypsint, beleka, svarbiausia papypsinti yra. Tiesiai keliu važiuoji. Neturiu aš net žodžių. Smagiai, šalis. Pati pirmas kelias valandas ir tiek jau įspūdžių. Daugiausiai gal kvapų, kurie žuda tiesiog. Uoslė žuda, bet nieko, nu, kažkaip teks išgyventi. Čia nematau, kad labai viskas blogai būtų. Dar galim kentėti. Nu, žiauriai atrodo. Žiauriai, bet man kvapai gal labiausiai dabar pykin, bet taip viskas daugiau normaliai. Nes kvapai tai čia, ožkų vedžioju, kvapai tai čia šlapimo duoda tokia geri, kad geram Talėte 5 metus pastovėjusiam pasaulio buvo. Ir atėjom prie raudonojo forto. Kaip matot iš vaizdo, tai saulė per rūką tokį šviečia, tai dėl to, nes šitos
šitas smogas labai didelis. Šiaip jaučias vaikščiant gerklę, kutent pradeda. Į vidų čia neisim, dar neatidaryta. Čia tik galima apyti aplinkui pažiūrėti. Didelis. Kažkada per televizorių mačiau, dabar matau tiesiogiai. Tai didelis, čia daug kas fotkinos tikriausiai visada. Čia ta vieta yra. Apeinam dar pažiūrėti, kiek čia galėsim apeiti. Šiaip dabar gal 36 laukia yra šilumos. Tai aš iki savo viešbučio dar turiu pasivaikščiot, pasibūti ir matysiu visas karštas raudonas. Reikia daug dar ką pasidaryti. O paskui matysim. Tai va, tiek gerai, apeinam, pažiūrim, kas čia gerai yra. Indijai už vieną naktį 9 eurai ir galim pradėti nuo įėjimo, kaip atrodo. Įėjims į kambarį, kaip atrodo užrakinims kambarį. Tai pradėkim. Tai visi pirma matom, kad kambarį yra toks užrakinims nakčiai. Aišku, čia yra ir spyna, kuri veikia, bet jinai veikia gerai, iš lauko užsirakina, niekas negali veikti, bet matos, kad buvo kažkada laužta. Čia raktas kardatas toks. Bet vis tiek jau šviesa reaguoja nuo įkišimo raktą. Jau man virva yra, čia 3 žvaigždučių tipo viešbutis. Čia matom skambutis, ar kas, lygiai senas. Čia televizorius yra, kuris tenai neveikiantis. Aš vakar bandžiau įjungti, bet neveikia jisai. Tada čia kažkoks priedėlis. Aišku, visur matot. Purvina, čia irgi ir nevalyta, čia yra ant raukšlastį numestas palikau, nes rūbų nedėjau ant ten, rūbus laikau ant lovos, vis kažkiek švariau. Yra meniu pavalgyti, bet tas meniu aišku bus viskas iš gatvės, stiklinės yra, gal plautas, gal neplautas, bet geriau nenaudoti. Čia matom lovų, didelė lova, niek negaliu sakyti, čia nėra labai purvina. Čia pati lova, taip, ir plaukų yra ištepimų tenai, anai pusėje daugiau, šitą švaresnė ir pradeginimų, o čia irgi matas, kad buvo ne kaip skalbta, jinai gal skalbta, bet negali užuos kvapą, nes kambarį kvaps eina iš kalidario kvaps nėra malonus. Taip, čia veidrodis įprastas dalykas, čia visi turim. Dabar pažiūrim tualetą. Tai, tualetis nėra pats idealiausias, nėra geriausias. Čia dušas, bėga dušas irgi. Kriauklė, tai kriauklė vandenį reikia atsargiai daryti. Nes iš karto bėga pro laukan paškils. Tualetinio popieriaus nėra, tulis normalus, nusileidžia, išvalyt. Bent jau tiek išvalyt nėra labai purvinas. Čia pasisemt gali ir praustis, bet ryte, jeigu pamatysit čionai, kiek susikaupė nešvarų kampuos, koks vanduo ir nešvarus, kalkėtas, ryte su pirštu praplaukiau, tai pavyko net baltą ant piršto. Šitas ventiliatorius, tai geriausias atvirtinti, čia tas duris labai jau matas nutaškytas, bet, kaip sakant, už 9 eurus. Nors čia Indijai nieko keista, čia kad ir 3 žvaigždučių, bet tikrai nėra pats idealiausias. Kaip sakant, gyventi galima. Čia ne Europa, čia tvarkos tas didelės nebus, bet išgyventi.